Čia bus vos keli štrichai, gal potepiai, gal grakštus nuvarvėjimai. Nėra kur labai ir plėstis, nebeįmanoma padėti teptuko ir atitraukti rankos nuo lakšto. Atitrauksi, viską sugadinsi. Argi ne, Benai? Brūkšt, brūkšt ir baigta. Taip, brūkšt, brūkšt, pykšt, pokšt ir atliekami tikrieji žygdarbiai, negalvojant nei apie save, nei apie kitus. Sutinki, Benai? Taip gimsta vaikai, sprendimai, akvarelės, akimirksniumai, nepaisant metų laikų, nepaisant finansinio ar lytinio pajėgumo. A, Benai, tu esi kaltas ir dėl šito bolero. Na šiaip Jurgis, jeigu epizodiškai papasakot, koks jis buvo sentimentalus, pamenu, Baltąją Anšą plaukėme ir pasiekėm Nemuną. Tada Jurgis visus sustabdė, išlipo iš savo valties ir savotiškai, rituališkai padėkojo Anšai. Toks susidarė įspūdis, lyg jis daugiau su ją ir nesimatys. Iš tikrųjų taip ir buvo. Na tai štai Jurgis toks buvo. Nenuspėjamas, atviras be galo. Na aišku, menininkas.